Labas vakaras, Gerai? Kadangi riestainė jau išdalinti, metas pasisveikinti su visais. Taigi, labas vakaras, brangus Teleloto žiūrovai ir žaidėjai. Labas vakaras, mano brangė, miela, gražioji kolegė Jurgita. Taip puikiai, taip nuostabiai atrodė kaip tikra lietuvaitė geltonkasė. Labas, Vitalijau, labas visiems tiek namuose, tiek prie televizorių ekranų. Ačiū tau, Vitalijau, žinai, ir tu ne ką prašiau atrodantis Lietuvos jaunikaitis. Tai ką, į mugę susirinkom? Aš tikiuosi, kad visi puikiai žinom į kokią. Tai kokią mugę? Taip, tikra tiesa. Aš tikiuosi, kad jūs pasivaikščiojote sostinėje Kaziuko mugėj. Pasitikot pavasarį, galbūt įsigijot kažkokių daiktų, galbūt netgi paragavote šašlykų. O dabar čia po savaitgalio pramogų lauke susirinkom į Kaziuko mugę Teleloto studijoje. O taip. Ir čia jūsų laukia ne molinės puodynės ir ne šiaudinės pintinės, o gausybė puikių nuostabių prizų. 5 išskirtinės kokybės. Geriausiais praėjusių metų visureigiais pripažinti Jeep Renegade. Jie bus jūsų kartu su 500 vertingų ir praktiškų Kaziuko daiktinių prizų. Taip, ir viskas vos per 1 valandą. Ir aš dar noriu papildyti Jurgitą, nes aukso puodas taipogi džiugina savo svoriu. Jame šį vakarą, žinokite, net 380 000 eurų. Va taip va. Vitalijau, žinau, kad šį vakarą pas mus kai kas atvyko, gal išduosi paslaptį kas? Vat, Jurgita, imsiu ir neišduosiu. Tačiau galiu pasakyti, kad specialiai. Tiesiog mūsų Teleloto Kaziuko mugės proga šį vakarą jūsų laukia specialus muzikinis pasirodymas. Vitalijau, tikiu, visi lauks su didžiausiu nekantrumu, tarp jų ir aš. Na, o kad laikas praeitų greičiau, tai gal pradėkime žaisti? Jurgita, galbūt pradėkime nuo Loto 1634, o kadangi čia studijoje stovi puikus visureigis Jeep Renegade, aš dar jo neapžiūrėjau, tai tau leidus bėgu apžiūrėti, gerai? Ai, tie vyrai, eik, Vitalijau. Nu kągi, pradėkime mūsų Kaziuko mugę nuo telefoninės loterijos. Praėjusią savaitę mūsų kolegos Indrė su Gintu įsiuntė net 20 piniginių prizų po 1000 eurų ir visureigį Nissan Qashqai. Šį vakarą automobilio laimėtoja buhalterė Danguolė Jadvyga Sirtautienė iš Šiaulių atvyko pas mus į studiją. Kviečiu su ja susipažinti. Labas vakaras, Danguolė. Na dabar man papasakokit, koks buvo jausmas, kai jums sekmadienį paskambino mūsų kolegos ir pranešė, kad jūs laimėjote visureigį? Neapsakomas. Neapsakomas jausmas, pasijutau kaip 9 danguje. Ar patikėjot iš karto, ar taip dar dvejojat? Ne. Ne. Dar abejojau. Aha, kiek žinau, jūs visai neseniai atšventėte savo gimtadienį. Taip. Tai manau, kad čia bus puikia gimtadienio dovana? Taip. Aš dar žinau, kad neseniai jums gimė anūkė. Taip. Mūsų plojimai ir didžiausi jums sveikinimai. Ir paskutinis mano klausimas, kas vairuos visureigį? Kadangi šeimoje esame 9 vairuotojai, tai turbūt paeiliui. Visiems teks pavairuoti, ar ne? Jo. Tai man belieka įteikti raktelius ir palinkėti įsimintinų kelionių. Sveikinu labai. Ačiū. Sveikinu dar kartą, na, o 20 piniginių prizų po 1000 eurų laimėtojų vardus ir pavardės galite rasti užsukę į internetinį puslapį perlas.lt. Jaučiu, kaip visi nekantrauja išgirsti šios savaitės laimingus vardus ir pavardės. Iki pat šeštadienio vėlyvo vakaro jūs skambinote ar siuntėte SMS numeriu 1634 ir pretendavote laimėti net 30 piniginių prizų po 1000 eurų. Tikrai tiek ir nemažiau. Na, man į pagalbą reikėtų pasikviesti savo draugą Vitalijų. Vitalijau, užteks tos mašinos žiūrinėti, ateik man ir padėk. Jurgita, atbėgo, aš jau čia. Taip, mes dabar siūsim net 30 piniginių prizų po 1000 eurų. Taigi, pradėsiu nuo pirmųjų. 5 piniginiai prizai po 1000 eurų atitenka tiems žaidėjams, kurie gavo žinutę su bilieto numeriu. Sveikinimai. Dabar mano eilė. Taigi dėmesio, dar 5 piniginiai prizai atitenka tiems, kas gavo žinutę su telefono numeriais. Ir tai yra numeriai. Sveikinam. Mes nesustojame, dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų atitenka tiems, kurie gavo žinutę su bilietų numeriais. Tiesiog norisi net rankovės raitotis. Tiesiai iš Teleloto Kaziuko mugės dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų keliauja jums, jeigu gavote žinutę su numeriais. Fantastika. Už 1000 eurų tikrai suplanuosite, aš manau, labai geras atostogas. Taigi, 5 piniginiai prizai po 1000 eurų atitenka tiems žaidėjams, kurie gavo žinutę su bilietų numeriais. Na ir dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų ir būtent jūsų kišenės papildinės šiais pinigais, jeigu gavote žinutę su numeriais. O numeriai štai tie. Na ką,
Vitalijau, rodos visi 30 piniginių prizų jau išsiųsti. Sveikinu šios savaitės laimėtojus, o jeigu nespėjote pamatyti laimingo bilieto numerio, nenusiminkite, užsukite į internetinį puslapį perlas.lt ir ten rasite visą informaciją. Beje, informuojame, kad dėl loterijos 1634 laimėjimų jums paskambins loterijos atstovai pirmadienį iš telefono numerio 852 751 751. Na, o jūs dabar sėdite ir svajojate apie naują automobilį, metas pakeisti, ar ne? O gal jums reikia papildomų pinigų? Tai dabar klausykite įdėmiai, nes pasiūlymas daugiau nei viliojantis. Čiupkite savo telefonus ir skambinkite arba siųskite SMS numeriu 1634, nes jūsų laukia net 20 piniginių prizų po 1000 eurų ir štai šis išskirtinės išvaizdos visureigis Jeep Renegade. Sėkmės. Visureigis Jeep Renegade ir 20 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. O aš turėjau porą laisvų minučių apžiūrėti štai šį ypatingai išskirtinės išvaizdos visureigį Jeep Renegade. Ir tenka pripažinti, kad Teleloto kaziuko mugė išties dosni. Visiškai naujas Jeep šeimos narys Renegade ne tik išvaizdus, jis pripažintas geriausiu 2016 metų visureigiu. Vertinimo komisija automobilį išbandė įvairiausiomis sąlygomis ir liko sužavėta jo techninėmis charakteristikomis bei važiavimo bekelė ypatybėmis, tad vienbalsiai skyrė geriausio visureigio titulą. Na ir šį vakarą jūsų laukia net 5, jūs girdit, net 5 šie visureigiai. Sėkmės laimint. Na, aš visai netrukus pradėsiu kamuoliukų ridenimą. Beje, jis kartu vyks su pirmuoju studijos žaidimu Sėkmės spalva. Primenu, kad šį vakarą aukso puodė net 380 000 eurų. Ir jie atiteks jums, jeigu tik spėsite užbraukti visus savo bilieto skaičius su lyg auksiniu 47 kamuoliuku. Ir primenu, kad kampus įstrižainės ir eilutę, kuriuos turite užbraukti štai taip. Baigsime žaisti vienu metu su 38 kamuoliuku. Sėkmės. Taigi pradėsime pirmąjį studijos žaidimą Sėkmės spalva. Prie skirtingų spalvų stovelių noriu pakviesti pirmąjį 5 laimingųjų, kurie bandys savo sėkmę ir tikiuosi, kad jiem puikiai seksis. Taigi dėmesio. Pirmasis arba pirmoji stoja prie mėlynos spalvos stovelio žaidėjas numeriu 11 Petras Litvinas. Laukiam jūsų, kviečiame prie mėlynojo stovelio, o tuo tarpu noriu pakviesti dar vieną žaidėją, kuris stos prie juodos spalvos stovelio ir tai yra žaidėjas, kurio numeris 8, Arūnas Krogertas. Laukiame jūsų, prie raudonos spalvos stovelio stoja dar vienas žaidėjas, o šį kartą sėkmė šypsosi numeriu 17, Roberta Kadžiulytė. Prie geltonos spalvos stovelio stoja 4 žaidėjas arba žaidėja ir tai yra numeris 29, Justinas Šiliauskis. Jūsų laukime prie geltonos spalvos stovelio ir prie žalios spalvos stovelio stoja žaidėjas, turintis numerį 26, Jonas Rakauskas. Štai atėjo metas pabendrauti su studijos žaidėjais, kurie jau išsirikiavę prie stovelių ir labas vakaras sakau Jonui. Sveiki, Jonai. Kaip laikotės, kaip jaučiatės? Nu, gerai, jaučiasi, matot, pavardė yra, tai jau linksma. Jau linksma, jau smagiau pasidarė, ar ne? Kaip jums žalia spalva? Tinka. O iš kur jūs atvykote? Iš kokio miesto? Iš Kazlų Rūdos. Tai palinkėsiu kuo daugiau laimėti ir žinoma sėkmės jums. Ačiū. Smagiai su Jonu pabendravom. Justinai, labas vakaras. Kaip jūs laikotės? Gerai. Kaip jaučiatės? Normaliai. Kada, kai klaipėdietis, kada buvot prie jūros paskutinį kartą? Na, vada, prisipažinkit dabar. Nu, sunku pasakyti, gruodžio mėnesį. Gruodžio mėnesį? Jo. Ir ką veikėt? Pavaikščiojom su anūku, su žmona. Supratom. Jo. O dabar jau, žiūrėkit, ne jūra, o čia esat studijai, smėlio spalva ir tikiuosi, jie atneš jums sėkmę. Tai sėkmės jums. Ačiū. Tikiuosi, kad tikrai sėkmės bus. Roberta, labas vakaras. Labas vakaras. Puikiai atrodot. Ačiū. Jaudinatės? Šiek tiek. Aš irgi šiek tiek jaudinuosi. Iš kur jūs atvažiavot? Iš Rokiškio. Iš Rokiškio. Gražiai kalbat, šiaip iš Rakiškio, sako Rokiškėnai, ne? Nu, taip, dažniausiai. O jūs ten gyvenat, mokotės, studijuojat? Gyvenu ir dirbu. Tai sėkmės jums, tikiuosi, kad pavyks puikiai. Arūnas stovi, laukia taipogi pokalbio. Sveiki, Arūnai. Sveiki. Kaip jūs laikotės? Normaliai. Iš kur atvykot? Iš Klaipėdos. O jūs pats klaipėdietis ar atvykęs iš kažkur? Aš atvykęs į Klaipėdą, bet... Atvykėlis klaipėdietis. Taip, atvykėlis. Tai dabar atvykėlis į Vilnių esat ir noriu palinkėti sėkmės šiame žaidime prie juodo stovelio. Dėkui. Sėkmės jums ir artinuosi prie Petro. Sveiki, Petrai. Stovi toks kaip karininkas, Taip, laukia žaidimą, taip, pasitempęs. taip. Iš kur? Iš Gargždų. O kai nueinat į kaziuko mugę, ką perkat dažniausiai? Barankų. Barankų. Riestainių, ar ne? Daug prisiperkat? Kiek tik tai. Ir valgot po to? Ar džiovinat? Valgom. Tai noriu palinkėti tiek, kad barankų būtų užpirkta pilna bagažinė. Sėkmės jums
Susipažinom, pabendravom su žaidėjais, dabar metas pradėti žaidimus. Matau, žaidėjai pasiruošę, Jurgita, tikiuosi ir tu pasiruošusi, laukime pirmo sėkmingo kamuoliuko. Pasiruošus. Geltonas 51. Na, o žaidimo pradžia sėkmę žada Justinui. Justinas pirmosius 500 laimė tiesiog atsistojęs prie reikiamo stovelio reikiamų metų. Dabar ir Justinui, ir visiems kitiems jau taisyklės keičiasi. Dabar reikės pasirinkti spalvą ir jeigu ją atspėsit, laimėsit 750 eurų. Taigi, 3, 4, rinkite spalvą ir tikiuosi, kad ji bus sėkminga. Stoveliai dažosi skirtingom spalvom. Turime 3 netgi žalius, 1 geltoną ir Arūnas renkasi mėlyną. Galbūt jį ir išrėdės. Jurgita, kokia kita spalva? Tuoj sužinosime. Geltonas 54. Ir tai yra geltona spalva. Roberta savo ploja, džiaugiasi ir jau turi 750 eurų būtent kaziuko mugei. Na, tai galėsit pirkti, ar ne? Kitiems siūlau nenusileisti. Arūnas, Petras ir Jonas vis dar turi po 0, tačiau tai yra tik žaidimo pradžia. Galima sakyti, dar tik viduriukas, nes dabar reikės spėti trečio kamuoliuko spalvą. Spėjus ją, jums atiteks 1000 eurų. Taigi rinkite spalvą. Pagalvokit, kokia galėtų būti. Netgi 3 stoveliai yra raudoni, galbūt raudona ir išrėdės. Jurgita, atsakykite tą stulbinamą klausimą. Ar raudona? Na, pažiūrėkim. Geltonas 59. Bet ne, šį kartą geltona spalva ir kodėl Roberta pakeitė tą spalvą? Reikėjo galbūt geltoną? Reikėjo, ar ne? Na nieko, nenusiminkit, tai dar tik tais įpusėtas žaidimas. Dabar atspėjus 4 kamuoliuko spalvą, jūs laimėsite 1250 eurų. Linkiu sėkmės spėti, taigi galite tai daryti drąsiai. Justinas renkasi mėlyną, Arūnas irgi mėlyną, Petras raudoną, Roberta žalią, o Jonas galvoja dabar, kokią pasirinkti. Juodą, gal geltoną, gal raudoną. Jonas vis tik pasirenka žalią spalvą, galbūt jie ir išrėdės tokia pavasario spalva. Jurgita, laukime. Geltonas 49. Na ką, rieda geltona spalva. Roberta, galbūt reikėjo ir toliau su ta geltona spalva važiuoti. Šaudot pro šalį, ponai. Aš tikiuosi, kad ta sėkmė nenusigręš nuo jūsų, nes dabar riedės jau paskutinis, 5 šio žaidimo kamuoliukas. Ir atspėjus spalvą, jūs laimėsite 1500. Suprantu, kad spėti sunku, tačiau metas tai daryti. Justinas pirmasis renkasi raudoną, Petras mėlyną, Roberta geltoną dabar jau, galbūt jį ir išrėdės. Jonas raudoną ir Arūnas blaškėsi ir pasirinko mėlyną spalvą. Gerai, viskas, spalvos pasirinktos. Jurgita, atsakyk į klausimą, kokios spalvos paskutinis šio žaidimo kamuoliukas. Skubu. Žalias 73. Ir tai yra pavasario žalia spalva ir jos nieks nepasirinko, kažkaip tuščiai šaudėt, ponai. Bet nieko nepadarysi. Sveikinu laimėjusius, sveikinu ir tuos, kuriem atitenka pagodos prizai. Sveikinu labai. Taip, Jonas, Arūnas ir Petras laimė po 200, Justinas 500, Roberta 750 eurų. Noriu informuoti, kad viso šio žaidimo žaidėjai laimėjo 1850 eurų. Su tuo jūs ir sveikinu. Tikiuosi, kai kitą kartą atvyksit, jums seksis geriau. O dabar, Jurgita, laukime dar 10 kamuoliukų. Skubu ridenti laimingų šio vakaro kamuoliukus. Sėkmės. Žalias 63. Mėlynas 14. Geltonas 53. Žalias 66. Juodas 25. Žalias 67. Juodas 24. Geltonas 50. Mėlynas 7 ir geltonas 47. Galbūt norėtumėte sudalyvauti ir jūs viename iš studijos žaidimų, pasidžiaugti savo, o galbūt kitų sėkme. Galbūt norėtumėte įsiamžinti su teleloto vedėjais. Tai galėsit padaryti jūs, jeigu tik turite bilietus ir ant jų matote štai šiuos skaičius. 059, bet koks skaitmuo 386, laukime jūsų jau kitą sekmadienį čia teleloto filmavimuose. O dabar metas trumpam išsiskirti, o po pertraukėlės jūsų laukia mano žadėtasis specialus muzikinis pasirodymas čia teleloto kaziuko proga. Beje, pertraukėlės metu jūs tikrai suspėsit paskambinti numeriu 1634. Visureigis Jeep Renegade ir 20 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali.
jaunoji šokorutelą, tu žalioji rūto žydinė ilgai. Patrepsėkime linksmai, šok mergita, šok jaunoji šokorutelą, tu žalioji rūto žydinė ilgai. Patrepsėkime linksmai. Čia daudytės ir skudučiai, o čia, skamba mūsų apašė. Šaunuoliai, puikus pasirodymas, labas vakaras, Regimantai. Labas vakaras, ačiū labai. Palieku. Mes negalėjom, žinokit, nusėdėti vietoje, tiesiog stojom, šokom, trypėm. Tai noriu paklausti, skrabalai, kaip jie atsirado jūsų gyvenime, iš kur jie? Na, taip jau susiklostė likimas, kad mokinausi Klaipėdoje ir buvo man pasiūlyta tiesiog atsitiktinai. Ir pradėjau groti ir paskui Žinau, kai Dievas dalino instrumentus, Taip. liko skrabalai. Skrabalai nebuvo kam groti. Nebuvo kam groti, ar ne? O pačiam prie širdies patiko? Pradžioje tai ne, prisipažinti. Sunku? Aš šiaip mėgau roko muziką iš to visą gyvenimą. Rokerių ant skrabalų, tai toks jau. Na, šiek tiek sudėtingas, toks nelabai įsivaizduoju roką kaip sugretinti su skrabalais, bet čia toks nerokeriškas instrumentas. Bet... Koks buvo pats įspūdingiausias, įsimintiniausias koncertas? Oi, labai daug buvo koncertų, įsimintinų. Iš tikrųjų, vienas įsimintiniausia, ko gero, šį čia pavyko. O, taip. Šaunuolis, puikiai pasirodėt, ačiū Jums už gerą pasirodymą, buvo tikrai linksma. Dėkui. Oi, na ir smagu čia pas mus Teleloto kaziuko mugėje. Dar kartą asmeniškai noriu padėkoti ponui Regimantui. Paklausę gražių, linksmų dainų, pašokę. Toliau ridenam kamuoliukus, sėkmės. Geltonas 52. Juodas 29. Geltonas 56. Mėlynas 6. Ir žalias 62. Na, o dabar turbūt pats metas tesėti kitus savo pažadus ir pradėti dalinti kaziuko prizus, kurių yra net 500. Taigi, Jurgita, noriu tave pakviesti arčiau čia į pagalbą. Šį kartą nešoksim, o siūsim prizus į namus. Aš labai noriu pradėti, tad nieko nelauksiu ir pradėsiu, gerai? Gerai, puikiai. Šiais laikais, man atrodo, jau visiškai nebeįsivaizduojamas gyvenimas be nešiojamojo kompiuterio. Tad 10 nešiojamųjų Lenovo kompiuterių siunčiame tiesiai jums, jeigu tik turite bilietą su numeriu 061, bet koks skaitmuo 363. Toliau, Jurgita. Toliau aš vėl, ojoj, kas toliau, ogi lengvas, kompaktiškas, bet tikrai galingas. Taip. Turbūt kiekvieno namų meistro svajonė. Vitalijau, gal žinai kas? Aišku, kad žinau kas, kaip bet kuris Teleloto prizas. Tai yra geras, praktiškas, kokybiškas. Ir įtariu, šis daiktas tikrai būtų reikalingas ir tau. Tikrai. Tai suktuvas, gręžtuvas Bosch. Jų turime 10 ir jie jūsų, jeigu tik turite bilietą su numeriu 061, bet koks skaitmuo 677. Na ir vėl mano, Jėzau, Vitalijau. Ne, dabar jau man, jau viskas gerai. Dabar jau nusiramink, Jurgita, viskas gerai, pašokom. Dabar metas iš kaziuko krepšio ištraukti dar vieną ypatingą prizą ir šį kartą kalbu apie kino sistemas. Taigi 10 kino sistemų Samsung keliauja jums, jeigu turite bilietus su numeriais 044, bet koks skaitmuo 183. Vitalijau, o tu ar jau ruošiesi šiltajam vasaros sezonui? Ruošiuosi, tiesą sakant, bėgsiu į kaziuko mugę ir jau buvau ir rinkausi, žinai ką, ogi akinius. Akinius nuo saulės, norėjau su mediniais rėmeliais, bet neradau. Na gerai, tu akinius, o aš noriu išsiųsti net 10 dviračių. Kad vasarą turėtumėte ką veikti, jie jūsų, jeigu tik turite bilietą su numeriu 005, bet koks skaitmuo 392.
Metas man pratęsti ir šį kartą šiais laikais kiekvienas žmogus turi su savimi telefoną, gal kišenė, gal kažkur tai rankiniai. Taigi dabar noriu išsiųsti 10 naujų išmanių telefonų Samsung ir žinoma, jie keliauja jums, jeigu nepatingėjot, įsigijot bilietą, ant jo skaičiai 015, bet koks skaitmo 026. Na, o dabar turbūt kiekvieno neįtin mėgstančio tvarkyti savo namus svajonė kokia, ogi dulkių siurblys robotas. Jų turime ne vieną, o net 10 ir jie jūsų, jeigu tik turite bilietą su numeriu 030, bet koks skaitmuo 555. O dabar Jurgita metas vėl man pratęsti ir šį kartą siunčiu net 10 LED televizorių Philips, galėsite žiūrėti filmus ir aišku, teleloto, raiškiai ir aiškiai. Jie keliauja jums, jeigu turite bilietą su numeriais 056, bet koks skaitmo 530. O gal jums trūksta daugia funkcijinio puodo? Kepkite, virkite garuose, troškinkite, grūzdinkite, viską darykite. 10 daugia funkcinių puodų. Delimanos tenka žaidėjams, kurie turi bilietus su numeriais 060, bet koks skaitmuo 661. Na, aš pamačiau, kad turime dar vieną prizą ir šį kartą turiu paruošęs skaniausius, galėsit paruošti pačius skaniausius patiekalus iš mėsos, iš daržovių ir tam tiks ne kas kita, o elektrinis grilis Tefal. Tai patogus, kompaktiškas, tiks ir naudojant namuose ir žinoma išvykose. 10 tokių grilių keliauja jums, jeigu turite bilietus su numeriais 013, bet koks skaitmo 552. Vitalijau, ar pastebėjai, kai dabar toks oras labai greitai išsipurvina langai, pavyzdžiui, automobilio, ar ne? Taigi aš turiu sprendimą. Tam padės langų valytuvas Kercher. Lengvas ir jų 10 ir jie jūsų, jeigu tik turite bilietą su numeriu 065, bet koks skaitmuo 395. Na, o nuvalius langus, grįžkite namo ir nusnauskite. Ir tai žinoma geriausia ir kokybiškiausia padarysite ant pagalvių. Kalbu apie pagalvės Dormeo. Jų net 100 ir jos keliauja į jūsų namus, į jūsų lovas, jeigu turite bilietus su numeriais 03, bet koks skaitmo 817. O virtuvėje tikrai pravers geras trintuvas. Pasigaminsite, pavyzdžiui, skanę sriubytę, taigi 100 trintuvų Electrolux keliauja žaidėjams, kurie savo rankoje laiko bilietą su numeriu 05, bet koks skaitmuo 049 ir trintuvų 100 be abejo. Taip, na Jurgita, ką, padirbėjom iš paties, ar ne? Net prakaitas išpylęs, bet Jurgita, tai dar ne viskas, nes mūsų laukia dar ir antroji prizų dalybų dalis. Taip. O dabar noriu pabendrauti su praėjusios savaitės automobilio Mercedes-Benz A160 laimėtoja. Na, tai geros pažinties, Vitalijau. Prieš savaitę čia studijoje buvo laimėtas automobilis Peugeot 208 ir jį laimėjo sandėlininkas Gintas Petkevičius, o elegantiškasis Mercedes-Benz A160 iškeliavo žaidėjai į namus ir šį vakarą ji atvyko automobilio atsiimti ir tai yra Danguolė Mašalienė iš Ukmergės rajono. Tai pradžiai sveikinimai jums. Noriu paklausti, ar saugi kelionė buvo, ar sėkmingai atvykot? Labai saugi. Viskas gerai, ne? Viskas gerai. O kai važiavo čia pas mus, kokios mintis buvo? Ar šiaip ramiai žvalgėtės pro langus, ar vis tiek? Nesitikė, kad laimėjau, kad tikrai. Dar nesitikėjo važiavot, ar ne? Dar ne. O papasakokit, kaip sužinojote apie patį laimėjimą, kaip čia viskas vyko? Perlo, kaip terminalę pasitikrinau parduotuvėje bilietą ir ten rodė tik tai, kad prizas, taip. Ir tada grįžus į namus kompiuterį pamatėm, kad Mercedes-Benz automobilis ir skambinom į čia dar kartą įsitikinti. Kas čia vyksta, negalit patikėti, ar ne? Ne. Kelintadienis čia buvo? Antradienis. Antradienį. Na ir kaip sulaukėt šio sekmadienio? Buvo labai nekantru? Su širdies lašeliais. Su širdies lašeliais. Na, o dabar jau tikisi, viskas gerai? Nu, jau beveik. Ar tai pirmasis jūsų laimėjimas? Pirmas. Pirmas toks didelis laimėjimas. Tai studijos plojimai, sveikinimai jums. Tikrai labai džiugu, linkiu puikių saugių kelionių. Sveikinimai jums. Na, jūs, brangieji, jeigu norite čia kitą sekmadienį atvykti pas mus ir išbandyti savo sėkmę studijos žaidimuose, tai laukime jūsų, jeigu tik tais turite bilietus, o juose yra štai šie skaičiai. 045, bet koks skaitmuo 657. Na, aš žinokite, labai noriu priartėti prie šio puikaus visureigio Jeep Renegade ir tiesiog nesibodžiu jo pagirti. Šiuo Jeep Renegade patogiai gali keliauti 5 asmenys, nes visureigėje suprojektuota ne tik itin erdvi bagažinė, bet ir daugybė sumaniai išdėstytų daiktų laikymo vietų. Tad belieka leistis išties į smagią ir puikią kelionę, reikia tiesiog laimėti šį visureigį. Taigi noriu palinkėti sėkmės, o ką daryti tiems, jeigu bilieto neturite? Nenusiminkit, jūs šį vakarą galite laimėti puikų visureigį Jeep Renegade bei 20 piniginių prizų, jeigu tik čiupsit telefonus ir rinksit skaičius 1634. Linkiu sėkmės. Visureigis Jeep Renegade ir 20 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. O aš ridenu dar 10 laimingų kamuoliukų. Sėkmės. Mėlynas 15. Žalias 75. Juodas 28. Žalias 72.
Žalias 69. Geltonas 46. Raudonas 38. Mėlynas 9. Juodas 19. Ir juodas 30. Metas pradėti dar vieną intriguojantį žaidimą ir šį kartą jūsų laukia Fortūnos ratas. Taigi, susikaupkit, visiems studijos žaidėjams noriu pasakyti, nes čia kviečiu dar vieną laimingąjį, kurio numeris 10 ir tai yra Raisa Junevičiūtė. Štai Raisa. Sveika atvykus į Telelato kaziuko mugę, labas vakaras. Stovkit prie žalios spalvos, truputėlį pakalbėsim. Aš tikiuosi, kad turi daug jėgų, nes reikės stipriai pasukti šį Fortūnos ratą ir išsisukti visureigį. Palinkėsiu sėkmės jums, jeigu pasiruošus, sukit ratą pirmąjį kartą. Taigi sėkmės iš visų jėgų. O, kaip reikėjo stipriai, ar ne? Kokia spalva čia atrodytų jums mylimiausia ir smagiausia? Mėlyna. Mėlyna. Nes esu žuvis. Atsukti? Ne. Jau kiek atsisuko tiek. Pritrūko. Man mėlyna atsisuko, bet jums atsisuko žalia. Gamtos spalva. Taip. Ar patinka žalia? Patinka. Irgi neblogai, vis tiek panašiai. Jo, pavasaris. Dabar jūs turite pasirinkti šią dėžutę ar kitoje rato pusėje esančią dėžutę, o tada galėsim pakalbėti, nervuot dar truputėlį, nesakėt, jaudinatės. Ne. Sakot, kas atsisuko tas? Taip. Nenorit, nežinau, pačiupinėt galbūt kažkaip? Ne, nenoriu. Neturit tokios intuicijos. Dovanos regėti kiaurai? Ne. Neturit? Ne. Tai žinokit, nieko ir aš nepadėsiu šitą dėžutę. Taip. Gerai, jūs galite žiūrėti, galite nežiūrėti, bet aš žiūriu ir jeigu čia bus visureigis, tai šoksim iš laimės, gerai? Gerai. O čia yra. Dabar ruoškit šokį. Jeep Renegade. Na, klausykit, ateikit. Šokis iš laimės. O taip. Net skrybelė nulėkė. Taip, šį raktelį. Na, aš prisidengsiu. Oi, klausyk. Nu, fantastika. Ar pavešit mane? Pavešit. Važiuosim į Klaipėdą. Važiuosim. Jeep Renegade yra jūsų. Sveikinu jūs, džiaugiuosi už jūs. Tikrai labai. Na, tokio džiaugsmo. Vakar gimtadienis buvo. Jūsų gimtadienis buvo? Vakar. Sveikinu su gimimo diena. Tikrai pati geriausia dovana. Jo, galite eiti į savo vietą. Na va, tokie gimtadieniai, net skrybelės laksto čia pas mus. Na, dabar, brangus namų žaidėjai, jums jau atiteks kitoje rato pusėje esantis prizas ir aš kaip suprantu, visureigis atiteko studijos žaidėjai, tai jums keliauja pinigai. Tai yra piniginis prizas 500 eurų ir šie 500 eurų keliauja į jūsų namus, į jūsų seifą, jūsų piniginę, jeigu turite bilietą su numeriu. Dėmesio. Numeris 052 3045. Sveikinimai jums. Na kągi, pirmasis visureigis išvažiavo, sveikiname dar kartelį laimėtoją su gimtadieniu, o dabar metas sužinoti, kas bus antrasis, kuris suks mūsų Fortūnos ratą ir galbūt išvažiuos iš studijos su visureigiu. Ir tai yra numeris 6, Albinas Bandzevičius. Štai ir antrasis Fortūnos rato žaidėjas žengia arčiau manęs. Sveiki. Albinai prie žalios spalvos. O dabar turiu misiją truputėlį pakalbėti su jumis. Iš kvos tikrą tiesą, iš kur atvykot? Iš Kauno. Ką Kaune? Pensininkas. Šiaip kaip sekasi jums žaidimuose, loterijose, gyvenime? Neblogai lygiai. Neblogai. Tai aš tikiuosi, kad neblogai, o labai gerai čia seksis, nes dabar jums reikės išsukti Fortūnos ratą ir kokią spalvą norėtumėte atsisukti? Kokią mėlyną, gal. Gerai, palinkėsiu mėlynos spalvos tada. Sukit ratą iš visų jėgų ir į šitą pusę. Op, stipriai taip. Na, sakot, mėlyna, bet raudonas irgi neatsisakytumėt. O šiaip automobilis, kokios spalvos jums gražesnis? Mėlynas gali būti, raudonas gali būti, nesvarbu. Bilė naujas, ar ne? Na, šiaip Kaune dabar gatvės sutvarkytos, jau galbūt džipo nereikia, bet galėsit į gamtą važiuoti. Taip. Na, žiūrėkit, mėlyną spalvą užsisakėt, mėlyną atsisuko. Taip. Dabar klausimas, ar šita jau kas atsisuko, tas atsisuko, ar vis tik pabandom aną atidaryti dėžutę, nes kažkurio iš jų aš jaučiu, kad turėtų būti visureigis, kaip širdis taip sako. Nagi? Gal tą tada bandome? Ten nelabai. Nu ką, žinau, kai bus, tai bus. Kai bus, tai bus. Ana, sakot. Taip. Nu gerai, pasakėt, šventą, atsuksiu šitą, nes ta, kur atsisuko, nepajautėt nei padangų kvapo, nei nieko, sako, čia galbūt geriau. Šitą? Jeigu buvo. O tai gal gražinam tą, na? Ai, ką ten sukėt? Neapsimoka. Neapsimoka jau. Jau vieną kartą pasakau, užteks, ar ne? Bus, tai bus. Yra kas atlydėjo jūs? Ne. Irgi vienas? Vieną. Nu, klausykit.
Jeigu ką, šoksim vėl kartu su jumis. Gerai. Gerai, tai žiūriu, kas čia yra šioje dėžutėje. O šį kartą fortūną nusukot. Nusukot nuo savęs fortūną 500 eurų. Bet ir tai pinigas. Tai yra pinigas. Jurgita, kviečiu tave įteikti čekį. Sveikinu labai. Ačiū. Pasimatysim kitą kartą. Sveikinu ir labai tikiuosi, kad sugrįšit. Gerai? Galite grįžti į savo vietą. Na, dabar, kaip supratote, greičiausiai fortūna yra nusukta Albinui. Tiesiog iš panosės, o čia, kas slepiasi, keliauja jums brangiai į namus. Ir žinoma, kad tai yra ne kas kita, o puikus visureigis Jeep Renegade. Ir šis automobilis, šis visureigis keliauja jums į namus, jeigu šį vakarą žiūrite mūsų teleloto bilietų, o ant jo yra skaičius. Ir tas laimingas skaičius 002 7929. Sveikinu jūs! Na, o kaip seksis mūsų trečiajam Fortūnos rato žaidėjui, sužinosite visai netrukus. Kasgi laimės likusius visureigius, taipogi sužinosime po trumpos pertraukėlės, kurios metu jūs tikrai suspėsit paskambinti numeriu 1634. Visureigis Jeep Renegade ir 20 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę į smagę, linksmą teleloto kaziuko mugę, kurioje netrūksta ir gerų emocijų, ir puikių prizų. O dabar metas sužinoti, kasgi bus trečiasis Fortūnos rato žaidėjas, o tas žaidėjas arba žaidėja numeriu 27 Alma Gaižienė. Na ir trečioji, paskutinioji Fortūnos rato žaidėja artinasi prie manęs. Labas vakaras. Puikiai atrodot ir žiūriu, kad derėsit prie mėlynos spalvos. Mėlynai apsirengus, patinka mėlyna spalva. Taip. Gal iš Pajūrio? Ne, iš Vilniaus. Vilnietė? Taip. O jūs buvot kaziuko mugėje? Buvom vakar su dukrom. Taip. Supratau, su dukrom. Šiaip Vilnietė, esat, kuri pati gražiausia, pati mieliausia širdžiai yra Vilniaus vieta? Vilniaus vieta. Ar senamiestis, ar kažkokie objektai? Nu, turbūt Gedimino pilis, kaip ir daugumai. Patinka ten pabūti? Taip. Dažnai užlipat? Pasitaiko. O nebijot, kad gali nuriedėti? Nuslinkti, ne. Nebijot? Tikimės, kad sutvarkys. Nenuslenks, sutvarkys, viskas bus gerai. O aš dabar noriu paklausti jūsų, ar jaudinatės, ar nebijot nusukti nuo savęs fortūną šį vakarą? Yra jaudulys. Yra jaudulys. Ar dukros, ar kažkas atlydėjo šį vakarą? Yra. Kas? Yra mergaitės dvi ten. Abi jūsų mergaitės? Taip. Matau, dar teisų neturit turbūt. O jūs Na, dar teisės? ne, taip, Jūs teisės turit? Taip, turiu. Automobilį turit? Turiu. Tai turėsit 2. Jeigu laimėsit, taip? Tikiuosi, kad Na, aš suprantu, kad jums dabar galvoje yra tik pasukti ratą ir atsisukti fortūną į savo pusę, tai aš jūsų nekamantinėsiu, nenervuosiu, o tiesiog paprašysiu sukti ratą ir įsisukti savo sėkmę. Tai kiek turit jėgų į šitą pusę ir tikėkime, kad mėgiama spalva atsigręš į jūs. Kuri gražiausia iš šitų spalvų? Raudona turbūt tiktų labiausiai. Raudona tiktų. Nes mėlynos kaip ir nebėra, dabar prie šito ženkliuko derintumėt. Supratau, bet panašu, kad gal raudona. Na va, užsisakėt. Nežinau. Galbūt čia, galbūt ten yra visureigis, galbūt raudonas, galbūt geltonas. To taip pat nežinau. O kaip jūs jaučiat? Kur galėtų būti visureigis? Nejaučiat nieko? Galimybės lygios ir išlošti, ir pralošti. Tikrai taip. Ką jūs šiaip gyvenime veikiate? Aš šiaip dirbu biudžetinėje organizacijoje. Jau paskaičiuot mokat. Taip. Tai dabar pasiskaičiuokit, šitas ar šitas, kaip geriau būtų? Na, kažkodėl norisi to. Ar nebus taip, kaip prieš tai žaidėjui? Nusisukom fortūną, tikrai? Nu, negaliu žinot, bet Aš taip pat nežinau. kažkodėl norisi to. Na gerai, pasakyk, tikrai? Taip. Suku. Šita raudona, tai galbūt moteriška intuicija, aš to tai nežinau. Atsukom, galit uždėti ranką, jeigu norit. Na ką? Neburve? Ne. Radija negroja, ten irgi. Supratau. Ir pinigų kvapų irgi nejaučiat. Nu, jau bandykim, ką atsukom. Šita ar ta? Ką atsukom, tebūnė. Aha, tebūnė. Kaip galvojat, merginos pasivėžinsit automobiliu? Nežinot? Aš jums pasakysiu, dabar žemą startą imkit gerai, nes reikia bėgti. Čia yra visureigis Jeep Renegade. Valio. Sveikinimai jums. O štai ir jūsų merginos. Štai ir merginos. Negaliu patikėti. Puiku. Laimės, džiaugsmo ir čia visokios kitokios ir šypsenos ir ašaros. Žiūrėk, kam rakteliai? Jums, jūs vairuosit. Sveikinu jūs nuoširdžiausiai. O merginos, kad patenkintos, sveikinu ir tave. Pasivėžinsi? Pasivėžinsi. Sveikinu jūs, puikiai pasirodėt, galite grįžti į savo vietą. Negali patikėti mūsų žaidėjo savo sėkme, o aš galiu patikėti ir dabar metas man padirbėti, nes čia norisi į namus išsiųsti ir kitoje rato pusėje esantį prizą. Kaip supratau, ten jau
Visureigio greičiausiai nebus, tačiau noriu užtikrinti, kad į namus keliauja 500 eurų ir šie 500 eurų visai netrukus iškeliaus, bet prieš tai noriu surasti dar vieną likusį visureigį, tiesiog jums į namus, į jūsų garažą. Bandykim nuo šitos dėžutės. O, čia ir slepiasi dar vienas likęs Jeep Renegade, taigi pradėsime nuo 500, o dabar siūsime ir visureigį. Taigi 500 eurų keliauja į jūsų garažą, jūsų piniginę, į jūsų, nežinau, spintą, kur laikote tos pinigus, jeigu tik turite bilietą su numeriais 0355884. Jums atitenka 500 eurų. Na, o dabar jau patys matėte, kad esu ištraukęs ir dar vieną puikų visureigį. Šis Jeep Renegade automobilis. Visureigis keliauja į jūsų kiemą. Jeigu turite bilietą ir šį vakarą žiūrite su skaičiumi 0613443. Sveikinimai jums. Na, aš noriu pakviesti jūs į kitą sekmadienio filmavimus, išbandyti sėkmę prie Fortūnos rato ar kitose studijos žaidimuose, pasidžiaugti savo ar kitų žaidėjų sėkme, jeigu tik turite bilietus, ir jūsų laukiame jau kitą sekmadienį. 032, bet koks skaitmo 651. Na ir turime dar pusę likusių kaziuko prizų, juos reikia išdalinti, o tam reikalinga man pagalba. Jurgita, prašau ateiti pagalbą, nes prizų daug, padirbėsim iš peties. Taip, pradėk. Jo, pradėsim, aš labai džiaugiuosi, kad prizai mūsų vertingi, tai imkimės tų prizų, pradėsiu nuo patogių telpančių rankinę ar nedidelę kuprinę planšetinių kompiuterių Huawei. Jų turime 10 ir šie planšetiniai kompiuteriai keliauja jums, jeigu turite bilietus su numeriais 055, bet koks skaitmo 996. Artėja vasara, o kartu su ją ir sodo darbai, tad pasiruoškite iš anksto, o mes padėsime įsiūsdami 10 elektrinių vėjapjovių Makita. Jos jūsų, jeigu tik turite bilietą su numeriu 015, bet koks skaitmo 245. Aš taipogi ruošiuosi vasarą ir noriu išsiųsti į jūsų namus, į jūsų kiemą 10 dviračių ir šie dviračiai keliauja į jūsų garažiukus, į jūsų kiemus ir galėsite važinėtis, kur tik norite vasaros metu, jeigu bilietų numeriai 051, bet koks skaitmo 389. Dabar siunčiu 10 išmaniųjų telefonų Samsung. Susiskambinsime arba susirašysime, jeigu tik turite bilietą su numeriu 059, bet koks skaitmo 720. Kažkada dulkių siurbliai robotai atrodė fantastika, bet dabar, žinokite, tai yra realybė ir noriu jums išsiųsti 10 dulkių siurblių robotų, jeigu turite įsigiję bilietus, o juose skaičiai 064, bet koks skaitmo 001. Labai geras daiktas yra televizorius, ypač LED televizoriai Philips, jų 10 ir jie skrieja pas jūs, jeigu tik turite bilietą su numeriu 027, bet koks skaitmuo 515. Dabar žiūrit mus ir sugalvojat, ko norit vakarieniai, bet labai jau tingisi gaminti. Žinokite, tai galėsite labai patogiai padaryti su daugiafunkciniu puodu. Tiesiog sudėsite ingredientus ir paruošite labai skanią vakarienę. 10 daugiafunkcijų puodų keliauja į jūsų virtuvę, jeigu turite bilietus su numeriais 034, bet koks skaitmuo 899. Kągi, dar prisiminkite ar sugalvokite naujus receptus, nes 10 jūsų laimi elektroninius grilius Tefal. Jie jūsų, jeigu tik turite bilietą su numeriu 012, bet koks skaitmuo 509. Aš net nebijoju, kad daugelis iš mūsų žiūrovų labai mėgsta mėsainius. Jos ragaujate kavinėse, restoranuose. O dabar galite tiesiog skanų mėsainį pasigaminti ir patys, nes jums siunčiu net 10 mėsainių keptuvių. Ir jos keliauja jums, jeigu turite bilietus su numeriais 033, bet koks skaitmuo 050. Lengvi. Nedideli, galėsite vežiotis automobilio bagažinėje. Tai langų valytuvai Kercher, jų 10 ir jie jūsų, jeigu laikote bilietą su numeriu 028, bet koks skaitmuo 321. Na, labai daug kalbėjome apie maistą ir jo gamybą, o juk maisto produktus dar ir supjaustyti reikia. Taigi siunčiam jums 100 gerų, kokybiškų peilių rinkinių Fiskars. Viskas, Vitalijau, 100 peilių rinkinių Fiskars iškeliauja žaidėjams į namus, jeigu tik jie turi bilietus su numeriais 01, bet koks skaitmuo 684. Atrodo viskas, ar ne, Jurgita? Visi prizai išdalinti. Bet, Vitalijau, palauk. Dar turime išsiaiškinti, ar kam nors atiteks aukso puodas, kuriame pakankamai solidi suma, net 380 000 eurų. Ir atsisveikinsime su paskutiniuoju Jeep Renegade. Dar norėčiau pasakyti, kad nepamirškite ir telefoninės loterijos. Tiesiog šį vakarą skambinant arba siunčiate SMS numeriu 1634, jūs galite laimėti lygiai tokį patį puikų visureigį Jeep Renegade, bei net 20 piniginių prizų po 1000 eurų. Visureigis Jeep Renegade ir 20 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Kągi, skubu ridenti kamuoliukus ir dar kartą primenu, kad kampus įstrižainės ir eilutę mes baigsime žaisti su lyg vienu kamuoliuku 38-uoju. Tad sėkmės visiems. Geltonas 55. Raudonas 39. Juodas 23.
Geltonas 57. Geltonas 60. Juodas 22. Mėlynas 11. Ir kažkam laimingas mėlynas 13. Tai buvo 38 kamuoliukas, todėl metas apžvelgti rezultatus. Kampų laimėtojai pasidalina 34 320 eurų. Eilutės laimėtojai taip pat pasidalina 34 320 eurų. Įstrižainių laimėtojai pasidalina 17 160 eurų. Sveikinimai! Na, dabar liko paskutiniai patys svarbiausi skaičiai iki 47 auksinio kamuoliuko ir žinoma aukso puodo. Taigi, Jurgita, sėkmės ir denam toliau. Ačiū, ačiū, jos tikrai prireiks. Juodas 18. Raudonas 35. Mėlynas 12. Geltonas 48. Raudonas 42. Raudonas 36. Mėlynas 8. Juodas 27. Taigi dėmesio rieda auksinis šio vakaro kamuoliukas. Auksinis šio vakaro kamuoliukas yra žalias 70. Ir išridėjus auksiniam kamuoliukui visiška tyla, neskamba joks skambutis, tai geros žinios kitam sekmadieniui, nes aukso puodas lieka augti, tačiau šį vakarą mes iš jo išimame didįjį prizą, kuris yra daugiau kaip 28 000 eurų ir šią sumą šį vakarą tikrai kažkas laimės. Taigi, Jurgita, ridenam toliau. Juodas 21. Raudonas 43. Geltonas 58. Štai pagaliau girdime ir skambutį, kuris signalizuoja, kad dviem žaidėjim namuose belieka užbraukti vieną skaičių iki pilnos lentelės. Taigi, žinoma, noriu palinkėti sėkmės jums kovojant dėl didžiojo prizo. O dabar kviečiu visus studijos žaidėjus ir tuos, kurie jau žaidė. Ir tie, kurie dar nežaidė, sudalyvauti paskutiniam studijos žaidime. O kol studijos žaidėjai išsirikiuos, jūs suspėsit paskambinti numeriu 1634. Visureigis Jeep Renegade ir 20 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Du žaidėjai namuose, kuriem reikia užbraukti vieną skaičių iki pilnos lentelės ir jie laimės didįjį prizą. Kaip galvojat, ar dabar tai atsitiks? Jeigu taip galvojat, ženkite per degančią liniją ir tie, kurie nužengs, tarpusavėje pasidalins 6000 eurų. Kaip matau, nieks nesidalins, nes nieks negalvoja ir nieks netiki tų žaidėjų sėkme. Tai gerai, viskas, žengti nebegalima ir Jurgita, laukime kito skaičiaus. Juodas 26. Ir labai smalsu sužinoti, ar išėdėjus šiam kamuoliukui kažkam pavyko namuose laimėti. Ne, nepavyko, tačiau padvigubėjo laimingųjų, dabar jau 4 žaidėjai, kuriem reikia užbraukti vieną skaičių. Na, kaip galvojat, ar dabar pavyks jiems laimėti, visiems ar vienam iš jų? Dar, kaip matau, nusiteikimo nėra tokio. Ne, vis tik viena dama ryžtasi peržengti degančią liniją. Jūs esat viena, tai sakau, kad kitiems žengti nebegalima. Jeigu jums pasiseks, tai žinokit, prie jūsų šoksiu iš laimės ir aš. Jurgita, koks kitas kamuoliukas? Juodas 17. Juodas 17. Ar jis reiškia, kad kažkam namuose pavyko laimėti ir ar pavyko šiai damai mūsų studijoje laimėti? Ne. Ačiū, kad surizikavote. 5 žaidėjai, kuriems reikia užbraukti vieną skaičių. Ar dabar kažkas iš jų laimės? Ar būsit dar kantrus ir lauksite kitų kamuoliukų? Kaip matau, nusiteikimas laukti, ar ne? Gerai, žengti nebegalima. Jurgita, laukiame kito skaičiaus. Žalias 68. Išrieda žalias kamuoliukas, skaičius 68. Ar jis šį vakarą paskutinis? Vis dar ne, tačiau jau 9 žaidėjai, jiem reikia užbraukti vieną skaičių iki pilnos lentelės. Na ką, kaip galvojat, ar dabar kažkas iš galo, matau, vyriškis iš galo, veržiasi ir nori surizikuoti bei laimėti, prašom ten į vidurį prie žavingos damos, kuri taipogi rizikuoja. Jau 3 žaidėjai žengia per liniją. Jūs galvojate, kad dabar kažkas laimės, daugiau taip galvojančių nėra. Gerai, žengti nebegalima, Jurgita, mums labai nekantru.
Žalias 65. Štai ir dar vienas žalias kamuoliukas, šį kartą skaičių 65. Ar šoksim iš laimės su studijos žaidėjais? Dar ne dabar. Ačiū, kad surizikavote. 22 žaidėjai, jiem reikia užbraukti vieną skaičių. Jų būrys daugėja. Vis šansų daugiau ir daugiau. Ką studijos žaidėjai galvoja? Ar dabar kažkam pavyks laimėti? Yra taip galvojančių. 1, 2, 3 ir 4. Ir netgi automobilį laimėjusi dama nori prisidėti. Kurui galbūt ar dar kažkam. Iš ties gausus būrys taip manančiųjų. Ar dar yra kas iš galo ar iš priekio? Ne. Tai 6 žaidėjai galvoja, kad dabar išėdės paskutinės šio vakaro kamuoliukas. Jurgita, gal taip ir atsitiks? Juodas 20. Nagi, ar pavyko kažkam laimėti didįjį prizą dabar, ar pavyko čia studijai? Ne. Na, ačiū už riziką. Tačiau labai smagu, kad namuose jau 54 žaidėjai ir jiem reikia užbraukti vieną vienintelį skaičių. Dabar jau tikiuosi gausaus būrio žaidėjų, taip ir yra. Jų tiek daug, kad net sunku visus apžvelgti. Matau ir laimėtojų. Ir dar viena automobilio laimėtoja tikisi, kad dabar pavyks laimėti. Galbūt ir šį kartą jums pasiseks atspėti. Taigi toks gausus būrys čia studijoje tikisi, kad dabar išėdės paskutinį šio vakaro kamuoliukas. Jurgita, ar taip ir atsitiks? Tai sužinosim. Mėlynas 3. Mėlynas kamuoliukas, skaičius 3. Ir ar studijai bus džiaugsmo? Ne. Ačiū, kad surizikavot ir man labai sunku to patikėti, kad namuose jau 196 žaidėjai, kuriem reikia užbraukti vieną skaičių. Tai ar dabar pavyks kažkam iš tų 196 tai padaryti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ar dar yra taip galvojančių? Ar dar kažkas prisijungs? Štai ir 7. žmogus žengia. Jūs ten liekat? Gerai, viskas, žengti nebegalima. Jurgita, koks kitas skaičius? Žalias 74. Nagi, galbūt dabar jau pavyko kažkam namuose laimėti didįjį prizą ir čia šoksime iš laimės su studijos žaidėjais. Taip, taip ir yra, sveikinu, 4 žaidėjai namuose ir čia visas būrys laimingųjų, kurie studijoje sveikinu, džiaugiuosi. Šaunuoliai. Jurgita, laukiame čekio. Sveikinu, šaunuoliai, pasisekė. Visureigis Jeep Renegade ir 20 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Kągi, Jurgita, galime besididžiuodami pranešti, kad mes per valandą išdalinome net 500 vertingų gerų daiktų ir vos vieną minutę, vieną akimirką ir būsime išdalinę net 5 geriausiais 2016 metais pripažintus visureigius Jeep Renegade. Taip, Vitalijau, jau tuoj galėsime jam pamojuoti, bet prieš tai pasikvieskime svečių į kito sekmadienio filmavimą. Esate laukiami pas mus dosnioje Teleloto studijoje, jeigu tik turite bilietą su numeriu 066, bet koks skaitmuo 890. Pasimatom jau kitą sekmadienį. Taip, laukiam jūsų, o dabar metas jau siūsti ir mano minėtai visureigį Jeep Renegade, nes tiesiog norisi surasti jam savo šeimininką ir namus. Išskirtinės išvaizdos Jeep Renegade iškeliauja iš mūsų studijos tiesiai pas jūs į kiemą, jeigu tik turite bilietą su numeriu 033 965 3. Gero kelio. Gero kelio, ką Jurgita, visi prizai, visi visureigiai išdalinti, aš manau, kad Kaziuko mugė pas mus baigėsi. Vitalijau, lukterk dar minutėlę. Juk Perlo draudimas iš visų apdraudusiųjų savo automobilį civilinių draudimų metams kas savaitę Teleloto laidos metu skelbia po 10 laimėtojų, kurie atgauna sumokėtus pinigus. Sužinokime, kas šios savaitės laimėtojai. Taigi metas sužinoti, taigi jūsų dėmesiui dabar ekrane sukasi draudimo sutarčių numeriai ir kompiuteris atrinko, va dabar kaip tik 10 laimingųjų, kurie gali džiaugtis, kad automobilio draudimas jiems nieko nekainavo. Taigi sveikinimai jums. Na dar, Jurgita, galiu pasakyti, kad tarp tų laimingųjų galite būti ir jūs. Ką reikia daryti, tai tiesiog drauskite savo automobilį prie Perlo terminalo arba internetu adresu perlopaslaugos.lt ir dalyvaukit mūsų akcijoje. Kitą sekmadienį paskelbsime dar 10 laimingųjų, kurie atgaus už draudimą sumokėtus pinigus. Beje, kitą savaitę pas mus lietuvių mėgiamas vokiečių pasididžiavimas Volkswagen Passat automobilis. Na, žinoma, ir nepamirškime aukso puodo, kuriame bus net 420 000 eurų, tad žaisti tikrai verta. Tikrai verta, o bilietus galite įsigyti tiesiog mūsų loterijos terminaluose, parduotuvių kasose,
internetu perlas.lt ir Statoil degalinėse. Beje, praėjusį sekmadienį mūsų kolegos Gintas ir Indrė paskelbė apie akciją. Ir Gita, ar žinai apie kokią? Taip, mačiau degalinėje, bet primink tu. Ir Gita, tu viską žinai, tai aš dar plačiau apie šią akciją. Taigi, vasario 26 dieną prasidėjo akcija, kuri įtruks iki pat kovo 25-osios, kiekvieną kovo sekmadienį teleloto laidos metu. Iš visų per savaitę Statoil nupirktų teleloto bilietų bus papildomai traukiama po 10 laimingųjų, kuriems atiteks 30 eurų čekiai degalams įsigyti. Beje, šios išsames akcijos taisyklės jūs rasite mūsų interneto tinklapyje www.perlas.lt. Vitalijau, kaip suprantu, šis sekmadienis pirmasis savaitgalis ir tai reiškia... Tai reiškia, kad metas išsiaiškinti ir pirmosius laimėtojus. Taip. Taigi dabar ekrane vėlgi turėtų pradėti suktis 10 laimingųjų bilietų numeriai. Sužinosime, kasgi čia laimėjo. Ir jums atitenka 30 eurų čekiai degalams Statoil degalinėse. Taigi sveikiname visus laimėtojus. O visus kitus kviečiame įsigyti bilietus. Gal kitą savaitę nemokamai degalus pilsitės ir jūs. Ką gali žinoti? Ką gali žinoti, ir Gita, mes dabar jau tikrai baigėme. Teleloto kaziuko mugė buvo labai smagu. Išdalinome daugybę prizų, tai ačiū visiems už gerą laiką, visiems gero likusio sekmadienio. Būkit laimingi, iki! Šuks džiaugsmo juokas, vėl šimtai balsų sušuks valio, nes tai